Labas visi Popietės TV žiūrėtojai. Šiandieną tokią gražią pavasario dieną, nors čia nesimato už lango, kaip viskas gražu. Sėdime Vilniaus skautų centro pirmijos kambariuke, nežinau ar esate jį matę, bet turim čia labai gražų emblemų stendą. Ir dar gražesnė ir puikesnė naujiena, kad šalia manęs sėdi Grėtė. Negaliu sakyti dar vis sesė Grėtė, turbūt, nes tai yra mergaitė, kuri atlikinėja Lietuvos skautijoje praktiką. Ir aš tiesiog labai noriu ją pakalbinti ir sužinoti, ką jinai čia pas mus veikia. Tai labas, Grėtė. Labas. Tai kaip tau sekasi? Gerai. Kaip visada visi sako gerai. Kaip visada visi sako gerai. Man nelabai leido klausti šitą klausimą, bet vis tiek paklausiu, ar neišgąsdino tavęs dar skautyje labai. Tai čia nėra ko bijoti. Visi labai draugiški. Gerai, tada džiaugiuosi. Ir kaip čia taip nutiko, papasakok dabar, kad tu nusprendei atlikti praktiką būtent Lietuvos skautijoje. Tai reikės surasti praktiką. Tai užėjau į tinklapį, suradau, išsiunčiau savo motyvacinį laišką ir CV, pakvietė į pokalbį ir atėjau, irgi to paties klausimo paklausė. Ar nebaisu? Ne, paklausė, kodėl čia nais. Taip. Tai, kai buvo mano brolis mažas, jis buvo skautų ir aš laiką pavydėjau jam už tai, bet jis išmoko užtat mazgus rišti. Na ir kliūdavo man dėl tų mazgų, užrišdavo manis batus. Visais įvairiausiais būdais, kurias tik mokėdavo. Aš aišku, žinoma, krisdavau, bet užtat išmokau jas išpainiot. Tai dabar moki išpainiot visus skautiškus mazgus. Taip. Bet dar nemoki surišti. Ne. Bet gal išmoksi vis tik, atėjai čia į šitą mazgų karalystę. Bet išrišti visus gali. Jėga. O sakyk, ką tu šiaip studijuoji? Įstaigą administravimą. Ir čia skautijoje ką veiki? Tvarkausi su popieriais. Vakar buvo pirmiejas susirinkimas. Padariau protokolą. Susitikau su visais, susipažinau. Parašiau protokolą, ką ten, kas susitarė, ką padarys, kas jau yra padaryta. Bet daugiausia dokumentai. Tai mėgsti dirbti su popieriais? Nu, geriau gamtoje negu su popieriais, bet taip. Bet taip. Pasitaiko. Supratau. Ir sakyk, ar gerai jautiesi, ar smagu čia ta praktika pas mus? Ar galėtum rekomenduoti kitiems, pavyzdžiui? Iš pat pradžių gavau, bus nejauku, nieko aš ten nepažinosiu, bet vakar nuvažiavus tą posėdį, labai greit kažkaip ne tai, kad susipažinau, visi ateina kaip su savu žmogum pasisveikina, pasiklausia, kaip jautiesi, kaip sekasi, o šiaip labai visi taip priėmė savai. Labai nėra, kad čia iš tiesų bijot. Iš pat pradžių buvo gan baisu, kad, yra tokių žmonių, kurie nepriema naujų žmonių. Čia taip nėra. Čia visi draugiški. Tai džiaugiuosi, kad taip, jautiesi kaip čia jaukiai pas mus. Tai smagu, o sakyk, ar dar planuoji ką nors veikti skautijoje po to? Gal, nes nežinau, tavo praktika kiek čia? Porą mėnesių? Porą mėnesių. Turbūt, ar ne? Po tų popierių, ar gal trauksi į mišką vis tik? Pusiau miške gyvenu, bet tarp savo sunkiosios dienotvarkės, tarp savo darbų, pasistengsiu rasti laiką. Supratau. Tai aš labai tikiuosi, kad su Grėtė, kuri dar nėra galbūt sesė, bet tikiuosi, kad Grėtė iš tiesų... Akademijoje vis tiek reikės. Tikiuosi, kad Grėtė galbūt vis tik taps sesė ir susitiksim su ją miške ir prie laužo. Tai ačiū tau labai, Grėtė, už pokalbį. Ir aš savo ruožtu dar noriu priminti, kad iš tiesų galima atlikti praktiką Lietuvos skautijoje, kad pasirodo, kad ir kaip būtų liūdna, mes esam ne tik apie mišką, bet ir apie popierius ir visokius kitokius, kartais nuobodžius, bet kartais ir visai linksmus dalykus. Tai jeigu universitete iš tiesų turite tokį poreikį praktikos atlikimo ir norėtumėt ją atlikti pas mus organizacijoje, tai tiesiog parašykite sesei Ievai elektroniniu paštu ieva.zilinskienė23@gmail.com ir jinai jums tikrai atrašys ir galėsit susitarti dėl visų detalių.
Tai va, o šiaip tai dar noriu priminti, uždėti keletą akcentų apie tai, kas vyksta Skautatinklyje. Šią savaitę Skautatinklis keletą dienų streikavo, bet jau viskas susitvarkė ir tuo labai džiaugiuosi, nes Skautatinklis persikėlė į kitus namus, tai yra į naują serverį. Ir dabar tikiuosi, kad mūsų paslaugos veiks gerai, teisingai ir tvarkingai. Ir tiesiog pagrindiniai dalykai, kas dabar vyksta, tai yra pavasario šventė, kuri bus jau kitą šeštadienį. Tai labai kviečiu ir raginu registruotis, nes žinau, kad Šiaulių kraštas rengia labai rimtą, stiprią programą ir bus linksma ir smagu. Tik galim dar tikėtis ir užsisakyti gerą orą tai dienai. Tai kitas dalykas yra skautų akademijos. Į pirmąją jau vietų nebėra, bet antroji dar labai laukia dalyvių. Taigi jeigu jūs dar neišklausėte jokių mokymų Skautijoje, o jeigu ir klausėte, tai seniai, ar šiaip norite pasitobulinti, tai būtinai registruokitės, rašykite ir lauksime jūsų ten. O paskutinis akcentas, kurį noriu uždėti, tai yra Skautatinklio mėnesio iššūkis, kadangi jame kol kas dalyvauja tik tai sesė Dovilė su savo pasakojimu ar tikrai skautas gamtos draugas, šiaip labai geras straipsnis, galite paskaityti. Tai noriu tiesiog priminti, kad mėnesio iššūkis yra tiesiog kažkokia vaizdinė medžiaga, straipsnis, nuotraukų albumas ar kažkas, akcija, juo labiau pasakojimas, tema skautas gamtos draugas arba balandis švaros mėnuo arba kažkuo panašiu. Dalyvavimas akcijoje darom taip pat užsiskaito, bet labai raginu sugalvoti dar ką nors. Tai va. Tai šią gaidą ir noriu atsisveikinti ir palinkėti jums gražios savaitės ir iki susitikimo arba laidelėje, o dar geriau gyvai. Taigi, iki.